Laida Autopilotas grįžta po vasaros atostogų ir pradeda naują sezoną Lietuvos ralio apžvalgomis. Taigi šiandien laidoje matysite 300 ežerų ralio apžvalgą. Daugiausiai lenktynininkų šiemet sulaukęs ralis įvardijamas kaip geriausias Lietuvoje. Žiūrovam jaustis reikia it musę kandus turbūt. Aišku, vaizdas žiūrovam gal nelabai malonus. Kaip lenktynininkai šiemet nuvylė žiūrovus, sužinosite netrukus po reklamos. Tradiciškai vasaros pabaigoje Zarasų apylinkėse karaliauja ralio automobiliai. Šiais metais jų susirinko itin daug. Mat Aukštaitijoje vyko ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos bei Baltarusijos ralio čempionato etapai. Todėl prie starto linijos stojo jau 5 metus nematyta automobilių gausa. Net 94 ekipažai. Be to, tarp ralio dalyvių buvo surengtos ir 2 atskiros įskaitos neįprastiems automobiliams. Tiems, kas lenktyniauja su Ladomis, legendinis lenktynininkas Stasys Brunza įsteigė atskirus prizus. Be to, ralyje dalyvavo ir 4 mūsų šalyje nematyti lenktynėms skirti GAZ sunkvežimiai iš Estijos. Jie taip pat varžėsi atskiroje įskaitoje. Šių metų ralis tai 13 greičio ruožų, kuriuos sportininkams teko įveikti per 2 dienas. Vienas iš greičio ruožų buvo ypatingas. Jis prasidėjo Lietuvoje, per simbolinį dirbtinai įrengtą trampliną sportininkai turėjo įskristi į Latvijos teritoriją ir finišuoti Latvijoje. Kai kuriems šis tramplinas tapo lemtingu, tačiau apie viską iš eilės. Pirmoji lenktynių diena prasidėjo Visagino apylinkėse, kur teko įveikti 3 greičio ruožus. 2 iš jų ėjo tiesiai per Visagino miestą ir jame esantį stadioną, kuriame buvo įrengtas dirbtinis tramplinas. Visaginiečiai jau pasiilgo ralio. Šios varžybos į Visagino miesto gatves grįžo berods po 5 metų pertraukos, todėl į miesto stadioną susirinko daugybė žiūrovų. Pirmą ir antrą greičio ruožus laimėjo Vytautas Švedas ir Žilinas Sakalauskas. Tačiau trečiajame Vytautas liko tik 3, jį aplenkė Martynas Samsonas ir Rusas Lukjaniukas. Nepaisant to, Vytautas nuo artimiausių persekiotojų jau po 3 greičio ruožų atitrūko per 10 sekundžių ir antrą ralio dieną pradėjo iš 1 pozicijos. Galima buvo galvoti apie taktinį žaidimą ir pirmą ralio dieną nesistengti pirmauti, nes pirmam startuoti yra sunkiau. Tenka priešininkams valyti kelią, tačiau Švedas nutarė surizikuoti. Vakar kažkaip pamastėm apie atidavimą tų 15 sekundžių ir jisai pasirodė kiek per didelis, kad paimti ir atiduoti. Tas iškovota pakankamai sunkiai buvo. Tai matom, šiandien žiūrim, lietutis mums tikrai kiek padėjo, turbūt, kad pavalė tą palaidą gruntą, tos palaidus akmenukus, kurie labai slidus pirmiem automobiliam, bet žiūrėsim, viskas bus matyti po pirmų 2-4 šiandien vartų. Bet aišku, nusiteikia kovingai. Antrą ralio dieną iš 2 pozicijos pradėjo svečias iš Rusijos Aleksejus Lukjaniukas, o iš 3 Dominikas Butvilas. Artimiausi lyderiams lietuviai po 1 dienos Martynas Samsonas 6, Deividas Jocius 7. Važiavom tokiu ekonominiu režimu iš tą ralį, atvažiavom tiksliau, tai viskas kaip ir gerai, visi padangus važiavom. Tai vakar važiavom pagal logiškas galimybės, nes iš tikrųjų neturėjom vakar dienai skirtų padangų, tai ta vieta net mums tenkina, kurioje atvažiavom. O šiandien naudosim, aišku, ne naujas, bet jau tinkamas šitam orui ir šitom trasom padangas. Tai pasižiūrėsim, gal ir bus geriau. Rokas Kvaraciejus po 1 dienos buvo tik 9, Ramūnas Čapkauskas 10.
Prieki, tie, kurie yra varžovai, jie tikrai nėra pabėgę daug, labai mes visi esame arti. Vakar diena tokia buvo, gal daugiau tokia prisitrinimo, kaip sakant, prie kelio, nes man asmeniškai labai prieš tai teko praleisti daug ant asfaltą, tai tokia buvo adaptacija šiek tiek tokia, tai labai viskas neblogai. Šiandien visą dieną ralio, daug greičio ruožų, daug reikės padirbėti, kad bus labai įdomu. Antroji ralio diena prasidėjo anksti, tačiau didžioji dauguma ralio žiūrovų rinkosi į greičio ruožą, kuriame yra ko gero didžiausias Lietuvoje tramplinas. Pernai čia ne vienas lenktynininkas šokinėjo po keliasdešimt metrų, tačiau šiemet sportininkai buvo atsargesni ir stengėsi nelaužyti technikos, todėl šiek tiek nuvylė žiūrovus. Žiūrovėm jaustis reikia it musę kandus turbūt. Bet be abejo, priekis automobilės svarbesnis šitoje vietoje ir galimybė toliau tęsti varžybas. Šio toli nereikia ieškoti pavyzdžių, gerbiamas Ramūnas Čepkauskas, palapinės kaimynas praktais metais šoktelėjo, paliko žiūrovus su atvėpusiu žandikauliu, bet ten ir baigė lenktynės. Tai visgi yra šiek tiek svarbu važiuoti toliau, o ne pabaigti. Jeigu dalyvautumėm šuolininkų į tolį lenktynėse ar varžybose, tenais turbūt, kad visi šokinėtumėm, bet važiuojam tas, kas atvažiuos greičiausiai iki pat galo, tai dėl to ir tenka kartais liūdinti. Na, jis garsėja savo iš tikrųjų išskirtinumu sulaužyti automobilį, tai čia jau ir tie užsieniečiai prisiklausė mūsų pasakų, kaip ten viskas nutinka, prisižiūrėję YouTube visokių, tai visi labai bijo ir visi labai stabdo. Tai iš tiesų, aišku, žiūrovom padaryta vieta, visi žiūrovai laukia aukų, nu, mes tam aukom irgi nenorėjom būti, tai pristabdėm, sakom, gal geriau kokioje kitoje vietoje surizikuosim, greičiau pravažiuosim. Toje vietoje atsiprašau žiūrovų. Visi tramplino labai bijojo šito, nes to džempo vadinamo didžiojo, nes, natūralu, daug kas nukentėjo, praeitais metais ir mes nukentėjom, taip kad ten nėra tikslo šokti. Aišku, vaizdas žiūrovom gal nelabai malonus, nes jie nori visi veiksmų. Vienas toliausiai nušokusių merginų ekipažas. Joana ir Vesta Survilos šoko beveik 30 metrų. Pagalvojau, kad jeigu truputį parizikosiu, nieko neatsitiks. Tas mano truputis gavosi truputį per daug, bet iš esmės nieko automobiliui nepadarėm, tai manau, kad viskas labai gerai praėjo. Gaila, tačiau būtent šiame greičio ruože nutiko vienas skaudžiausių ralio avarijų. Estų ekipažas daug kartų vertėsi ir greičio ruožas kuriam laikui buvo sustabdytas. Sportininkai nugabenti į ligoninę, bet rimtų traumų nepatyrė. Kai lenktynės buvo pratęstos, dėl susidariusios pertraukos nemažai žiūrovų pradėjo vaikščioti po trasą, dėl to nukentėjo kai kurių dalyvių rezultatai. Ko gero daugiausiai sunkumų teko pirmam po pertraukos pratęsusiam lenktynės Martynui Samuičiui. Iš vieno posūkio išlėkiu pakankamai greito ir eina moteris keliu. Tai taip jėli. Kažkaip ta koja sudrebėjo jau, po to vėl pagavau tempą, vėl pakankamai greitai. Įvažiavus jau į Salako tą gyvenvietę, ten visi pasileido bėgti link tos greitosios, link tos avarijos. Tai aš su signalu, taip kaip tas šluota, ten tą atkarpą, taip, tai teko labai daug laiko praterioti ir labai gaila. O 7 greičio ruožas tiesiog, nuo starto pradėjus važiuoti gal iš kokio 500 metrų, visi žmonės eina link kelio ir tokia viduje atsirado kažkokia, nes vėl buvo laiko tarpas, man taip pat buvo apie 10 minučių laiko tarpas. Ir kažkokia viduje atsirado, negaliu, o ten visi posūkiai tramplinas. Ir tu vis nieko nematai. Ir vis galvoji, užlėksim kokio tramplino, čiučiut, jeigu iš šono nedaug dėvė, ten kokie žmonės, ar eina link, ar toks kažkoks. Ir po to paskutiniam posūkyje džetso avarija. Tai džetsas mane sustabdė, o starto liko tie priekį už 5 metrų. Ir aš pirmą bėgą ir nuvažiavau. Tuo nelaimės nesibaigė, jau kitame greičio ruože į tą patį posūkį sukrito net 2 automobiliai. Laimė nei vienas sportininkų nenukentėjo ir lenktynių stabdyti nereikėjo.
Na, o antroji diena sunkokai prasidėjo Vytautui Švedui. Jis pirmame antros dienos greičio ruože buvo vos trečias, o iki ilgosios pietų pertraukos, kai sportininkai ruošėsi ilgiausiam viso ralio greičio ruožui, iš 7 greičio ruožų laimėjo vos 1. Galų gale Vytautą visgi pavijo rusas Lukieniukas, bet likus 3 greičio ruožams 2 lyderius skyrė mažiau negu 1 sekundė. Lyderių dvikova išsisprendė simbolinėme 11 greičio ruože, kurį galima buvo vadinti tautų draugystės greičio ruožu. Mat jis prasidėjo Lietuvoje, o baigėsi Latvijoje. Įdomu tai, kad per 2 valstybių sieną lenktynininkai praskrido ore, mat ant sienos buvo įrengtas dirbtinis tramplinas. Deja, šis greičio ruožas tapo nelaiminguoju. Pirmiausia, šiame ruože išsisprendė lyderių dvikova. Svečias iš Rusijos viename posūkiu padarė klaidą ir apvirto. Taip Vytautas Švedas tapo vienvaldžiu ralio lyderiu. Dabar jau jį nuo antroje vietoje po Lukieniuko klaidos atsidūrusio Dominyko Butvilo skyrė daugiau kaip 10 sekundžių. Galima buvo lengviau atsikvėpti. 11 greičio ruožas tapo lemtingu ir dar vienam svečių ekipažui. Norvegai su Renault Twingo patyrė skaudžią avariją tame pat trampline, kuris turėjo sujungti 2 valstybės. Norvegai į Latviją įskrido, bet nusileido ant automobilio priekio ir jis daug kartų vertėsi. Greičio ruožas buvo sustabdytas, sportininkai išgabenti į ligoninę. Laimė ir šios avarijos metu niekas sunkiai nenukentėjo. Po medikų apžiūros abu lenktynininkai paleisti namo. Serviso zonoje likus vos 2 greičio ruožams vyravo susikaupimo nuotaikos. Mat dalyvių dar laukia ilgiausias greičio ruožas, kuriame galėjo išsispręsti daugelio sportininkų likimas ir rezultatai. Šiame ralyje Rokas Kvaracėjus pakeitė komandą. Jis važiavo vienoje komandoje su ilgą laiką pirmavusiu svečiu iš Rusijos Aleksandru Lukieniuku. Važiuoti kartu su tokiu greitu sportininku puiku, nes galima pasisemti nemažai patirties. Ta Rokas ir darė. Likus 2 greičio ruožams jis buvo 4. Automobilis iš tikrųjų nieko nepasikeitė, jis yra ant grupės, yra lygiai tas pats, agregatai tie patys, tik komanda pakeista, komandos darbos tikrai patenkintas, daug sužinojau, daug išmokau ir tas duoda naudos. Ralio lyderis kartu su tavim vienoj komandai važiuoja, dalinasi savo patirtim? Ja, tikrai dalinas, daug pasako tokių niuansų, kai gali padeda. Gaila, tačiau į lyderių kovą nebegalėjo įsimaišyti Deividas Jocius. Jo ir Kastyčio Torau Mitsubishi automobilį lydėjo techniniai gedimai. Likus 2 greičio ruožams jis buvo tik 5. Greičio ruožai puikus, čia kaip visada įdomus ir greiti, ir tramplinų daug, tai iš tikrųjų labai viskas smagu, o mes kovojam šiek tiek su, kaip pasakyti, nežinau, pritrūkė šiek tiek arklių automobilėje, tai galų galėjau paskutiniam greičio ruože įsiaiškinom, ką čia turėtumėm daryti mechaniškai, kad tiesiog greičiau važiuotų kokį 20 km, tai tenka spaudyti vandens apipūtimą ant interkulerio radiatoriaus, tai
tada pradeda jinai greičiau važiuoti, ne 180 tiesiog, 200 ir čiučiut greičiau, tai galų gale, aišku, pavyko tą įsiaiškinti, kaip tą daryti. Tai pusę dienos čia kankinomės važiuodami tikrai lėčiau gerokai už visus. Na, žiūrėsim dar. Iš tikrųjų, tas paskutinis greičio ruožas yra toksai daug lemiamas. Su besiožiuojančia technika kovojo ir Giedrius Notkus. Jo automobilis taip pat negalėjo išvystyti visos galios. Tiesiog 190 daug nebesibėgėja ir greituose daupasi šiek tiek jaučiu, kad prarandu, o lėtuose liktai neblogai, ten atlašiam, ką reikia. Prieš paskutinis ilgiausias daugiau nei 30 km greičio ruožas sudėliojo beveik visus taškus, tačiau Vytautas Švedas jį laimėjo ir beveik užsitikrino nugalėtojo titulą. Liko tik formalumas – pravažiuoti 2 km Zaraso ežero saloje. Tai Vytautas ir padarė. Puikiai ir užtikrinta pergalė, kuri baigėsi džiaugsmingų pasisukinėjimų prieš žiūrovus po finišo. Tai jau tampa tradicinių Vytauto pasisveikinimų. Švedas 300 Lakes Rally laimėjo jau 3. kartą. Trečias kartas 300 ežerų, 3. numeris. Šiandien simbolika kažkokia tai veikia. Ir aišku, manau, kad šiandien buvo ženkliai sunkiau netgi už tą kartą, kai čia šitam stadione teko laimėti prieš Roką Lipeikį pusę sekundės persvarą. Tada faktiškai tai buvo sunku, buvo sudėtinga, bet šiandien buvo kažkas. Tai faktiškai aš neatsimenu tokių sunkių lenktynių. Tokios didelės konkurencijos ir tokios nuožmios kovos iki nekalbam apie sekundės, kalbam apie dešimtasias, kur skirtumėlės ir laikėsi. Kelios dešimtosios į vieną ir kitą pusę ir faktiškai reikėjo atiduoti viską iš automobilio, kad būt pajėgiam laikytis laukiniuko tempo, aišku, neprisileisti domų arčiau. Bet šiandien manau, kad buvo ta pati saldžiausia, pati sunkiausia, be abejo sunkiausias būna saldžiausias, tai šiandien yra ta diena. Tuo tarpu Dominikas, vydamasis Vytautą prieš paskutinėme greičio ruože, padarė klaidą. Kliudė medį, apgadino automobilį ir palaidojo bet kokias viltis nugalėti. Su pažeista galinė dalimi automobilis tapo nekonkurencingas. Kai matai, kam nepasisekė labiau, tai tada supranti, kad šiaip laimingas. Mes gyvi sveiki, esam čia šalia su lyderiais ant podiumo, tai ta prasme tai gerai. O iš kitos pusės tikrai norėjau laimėti ir galėjau, dėl to apmaudu ir šiek tiek pikta ant savęs, kad padariau tą klaidelę pasiniam greičio ruožę, nes jau jaučiau, iki ten jau beveik pergalė buvo mano rankose. Ar spėjai išsigąsti, ar supratai, kad čia dabar bus kažkas blogo? Supratau, kad bus kažkas blogo, bet išsigąsti nespėjau, nes buvau tokioj būsenoje, kai tikrai nusiteikęs buvau kovoti ir sakiau, kad aš čia tikrai nesustosiu, tai tą medį atsirėmėm. Bet jeigu būčiau pasidavęs, galbūt mes būtume trenkęs ir priekiu, tai manau, kad toj situacijoje iškovojau savo antrą šansą ir galėjau pabaigti lenktynės. Aukščiausiai iš svečių pakilo latvis Janis Vorobjovs, jis užėmė 3. vietą. Deividas Jocius taip ir liko tik 5. Gaila, kad negalėjom pakovoti dėl 1. vietos. Turėjom šiokių tokių techninių problemų, bet čia yra autosportas. Ne visada sekasi, ne visada pinigų yra ant viso to džiaugsmo. Tai iš tiesų Lietuvos ralio čempionate mes absoliučiai 3 atvažiavom. Tai tikrai labai smagu šį sezoną kiekvienas lenktynės lipt ant podiumo. Tai manau, kad labai super praėjo šitas ralis ir kai bus geresnės dienos, manau, mūsų finansiniai padėti, tai galėsim ir greičiau pavažiuoti. Paskutinysis greičio ruožas visgi nusprendė vienos vietos likimą. Principinėje Kvaraciejaus ir Samuičio dvikovoje šįkart laimėjo Samuitis, aplenkęs Roką paskutiniuose 2 ralio kilometruose. Aš nuo jo gavau pamoką per antrą žiemos etapą, kuris vyko Latvijoje. Tai paskutiniam greičio ruože pralošiau jam, man atrodo, 4 sekundės. Atkeršiai? Taip, dabar su tikrai džiaugsmu atkeršiau ir atkeršiau jam paskutiniam greičio ruože beveik 9 per, kiek čia net nežinau, atstumas turbūt virš
netoli 2 kilometrų turbūt čia yra, tai manau, kad jam su kaupu pasimokina dar. Paskutinėse greičio ruožuose pradėjo kamuoti techninės bėdos ir praradom keletą svarbių pozicijų. O kas buvo? Iš tikrųjų, padarėm gan kvailą klaidą, nusprendėm važiuoti su mažai likusių stabdžių kaladėlių ir automatiškai greičiau išaušo stabdžiai ilgam greičio ruože ir prieš sankryžinį posūkį tiesiog jie dingo ir teko rinktis arba bandyti pataikyti posūkį, arba biškį nulėk nuo kelio ir sustoti į griovį, tai stojom į griovį, bet biškį per giliai, tai truko gelbėjimo operacija, o dabar turim problemų su galiniu reduktorium, tai irgi taip. Tarp 2 ratais varomų automobilių pirmavo lietuvis Karolis Raišys su BMW automobiliu. Kito etapo Kauno rudens ralio apžvalgą parodysime kitą sekmadienį. Laidos draugai. Lietuvos automobilių sporto federacija.